Tai va, tai šiandien pakalbėsim apie vaikų kalbos raidą ir apie tai, kaip jūs galite padėti savo vaikui. Kodėl yra svarbu žinoti tą raidą? Prieš keletą dienų dalyvavau viename seminare, kur pateikė nuostabų pavyzdį. Pavyzdžiui, jeigu jūs matote kambarinį augalą, kuris meta lapus, jūs sunerimstate, nes suprantate, kad tam augalui kažkas yra negerai. Galbūt per daug vandens, gal per mažai, gal per daug saulės, gal netinka žemė. Bet jeigu jūs matote rudenį lygiai taip pat metantį lapus medį, jūs nesijaudinate, todėl kad žinote, aha, ruduo, medžiai tiesiog turi mesti lapus. Viskas čia yra tvarkoje. Tai ta pati situacija meta lapus, bet yra du skirtingi tokie dalykai, medis ir gėlė. Ir medis, mes žinom, kad rudenį meta lapus, o kambarinis augalas turbūt neturėtų mesti. Tai iš tikrųjų mums kelia šiokį tokį susirūpinimą ir tas pats yra su kalbos raida. Jeigu mes žinome, kaip plius minus ten ta vaiko raida turi rutuliotis, tai mes turbūt ir nesijaudinsime, o gal kaip tik sunerimsime, pastebėję vienus ar kitus kažkokius tai mums keliamus klausimus. Tai va. Tai ir pradėkime. Tai kai jau ateina vaikučiai pas mus į darželį, jie supranta maždaug apie 60 žodžių. Atrodo daug, taip, bet iš tikrųjų tai nėra daug, nes pavyzdžiui, jie žino mama, tėtis, brolis, sesė. Tada jie žino artimiausios aplinkos daiktus, mėgstamiausią žaislą, kiškutis, meškutis, mašinytė, lova, šaukštas, lėkštė, tuos žodžius, tuos daiktus, kuriuos naudoja kiekvieną dieną. Lygiai taip pat jie gali ir parodyti, ką jūs prašot. Mama, tėtis, šuo, nežinau, kas pas jūs ten šeimoje gyvena kartu su jumis, tai visus šituos jie jau galėtų ir parodyti. Taip pat paprašyti jie jau parodo tam tikras kūno dalis. Žinoma, ne visas, bet tas pagrindinis. Ranka, koja, galva, pilvas, nes dažnai skauda pilvelį, o gal retai. Veido dalių pavadinimus, akis, ausis, burna, nosis. Ir ištarė nuo 2 maždaug iki 30 žodžių. Bet tas ištarė, vėlgi matot, nėra taip, kad jie privalo ištarti visiškai taisyklingai. Pavyzdžiui, jeigu mašina jiems yra pipy, tai jau yra jų vienas žodis. Jau viskas. Mes tikrai nereikalaujam, kad 1 metų vaikas sakytų mašina. Bet tai yra jo žodis pavadinti būtent tam daiktui. Tai mes tokius žodžius skaičiuojam. Arba, pavyzdžiui, jeigu batas yra ba, valio. Tai ir yra jo žodis, bet svarbu, kad vaikas nenaudotų to pačio žodžio visiems daiktam. Kad ir mašina būtų ba, ir batas ba, ir galva ba, ir sesė ba. Tai tokiu atveju mes negalim skaičiuoti šito kaip vienas žodis. Ir baigėsi seilėtekis, todėl kad vaikams jau susiformuoja rėjimo įgūdis ir jie puikiai kontroliuoja visą šitą seilėtekį. Toliau. Jau atėję pas mus į darželį, 2 metais vaikai supranta maždaug nuo 60 iki 200 žodžių. Ir tada labai plečiasi vaikų žodynas. Aišku, dar jie daro labai daug tarimo klaidų, bet į tai mes neturim kreipti dėmesio, todėl kad jie dar tik mokosi. Ir dažnai tokiame amžiuje vaikai tarp tariamų žodžių daro tam tikras pauzes. Pavyzdžiui, kėdė, lė, nes jiems dar yra sunku sklandžiai išartikuliuoti greitai tą žodį, tai todėl jie tiesiog šiek tiek lėčiau kalba ir su tam tikrom pauzėm. Taip pat aktyvi pažintinė vaiko raida skatina jį mokytis, atsiprašau, įleidau žmogų ir pabėgo, skatina jį mokytis naujų žodžių. Ką jūs galėtumėt šiuo amžiaus tarpsniu daryti, kad vaikams būtų lengviau? Tai jeigu jau nusprendėte, kad reikia mums kažko pasimokyti, tai visų pirma, jūs turite paruošti aplinką. Pašalinti kiek įmanoma daugiau dirgiklių, kad neblaškytų vaiko dėmesio, išjungti televizorių, kompiuterį, kad būtų tyli, rami aplinka ir su kuo mažiau daiktų. Galite žaisti su jų mėgstamais žaislais ir tuomet vieną paslėpti ir paprašyti surasti. O kai vaikas suranda, prašykite vardinti. O ką tu čia radai? Ir vaikas tada turėtų jau pasakyti lėlę, mašiną. Aišku, jeigu jam dar sunku, tada jūs pasakote, vaikas pabando pakartoti. Kodėl reikia tokių visokių situacijų? Kadangi
Klausiant visą laiką, kas čia, kas čia, kas čia, vaikai jaučia tokį savotišką spaudimą. Todėl reikėtų sukurti situacijas, kaip vaikai galėtų išreikšti save su kuo mažiau streso. Pavyzdžiui, galite paklausti, ko tu norėtum atsigerti, vandens ar sulčio? Ir jau automatiškai vaikas turi pasirinkti, turi pabandyti kažkaip pasakyti, gal jis pasakys tik su, jau čia bus sulčio. Ir tada jis automatiškai gauna ir tą paskatinimą, jis gauna gerti tai, ko jis nori. Arba galite klausti, ką tu norėtum šiandien vilkėti, sijoną ar kelnes? Kokius marškinius tu šiandien norėtum apsivilkti, mėlynus ar raudonus? Ir taip automatiškai jūs sukuriat tam tikras situacijas, kur vaikai gali save išreikšti. Taip pat labai svarbu yra atkreipti vaikų dėmesį į artimoje aplinkoje esančius garsus. Pavyzdžiui, sėdit su vaiku kambarį, o kitam kambarį kažkas siurbia. Ir tada atkreipiat vaiko dėmesį, o tu girdi, kas čia? Ir nubėgat į kitą kambarį pasižiūrėti, čia siurblys šitaip ūžia. Arba kažkas paleidžia vonioje vandenį. Girdi, o kas čia per garsas? Einame pasižiūrėti. Čia dušas. Arba pravažiuoja mašina. O kas čia buvo? Tiesiog kuo daugiau atkreipti tokių garsų, kad vaikai išmoktų girdėti juos savo aplinkoje. Dar galite klausti, o kaip loja šuo? Ir tada pasakot kartu. Kaip kniaukia katė? Ir tada pasakot kartu. Tokių visokių įdomių žaidimėlių prisigalvoti tiesiog, kad kuo daugiau vaikas fiksuotų būtent tų garsų. Ir šiuo amžiaus tarpsniu būtų labai gerai nenaudoti mažybinių maloninių žodžių, kaip katytė, mašinytė, šuniukas, dėl to, kad taip vaikams jau yra sunku išartikuliuoti tą 2 skiemenų žodį, o mes dar jį prailginam. Tai geriau naudoti tuos trumpus ir paprastus žodžius, o paskui tų mažybinių maloninių jie tikrai išmoks ateityje. Toliau, ką dar galite daryti? Vartyti knygeles, skaityti knygeles, aišku, jų būtinai atitinkančias jų amžių. Labai yra šauni mano kolegės knygelė Mama, tėti, padėk man kalbėti. Joje yra be galo daug trumpų eilėraštukų, pirštų žaidimų, ką galite žaisti namie. Ir kuom yra gera šita knyga, kad ji yra suskirstyta tokiais amžiaus tarpsniais, būtent, kad ką galite daryti su labai mažais vaikais, ką su didesniais ir ką netgi su priešmokyklinukais. Dar galite atlikti įvairius pūtimo pratimus. Tai aišku, balioną jiems dar bus sunku pūsti, jeigu jūs nepradėsite pūsti jo prieš tai, nepratampysite, bet pavyzdžiui, žvakes, burbulus tokius, jie tikrai gali pūsti. Jeigu matote, kad vaikui yra sunku valdyti oro srovę lūpomis, duokit šiaudelį. Su šiaudeliu tikrai yra daug lengviau pūsti ir vaikai greičiau išmoks tai padaryti. Taip pat yra svarbu lavinti smulkiąją motoriką. Kodėl? Nes tas pats smegenų centras, kuris atsako už kalbą, atsako ir už smulkiąją motoriką. Ką tai reiškia? Jeigu mes lavinam smulkiąją motoriką, mes padedam kalbai. Tačiau atvirkščiai tai neveikia. Jeigu lavinam kalbą, pirštukai vis tiek nelavėja, juos dėja reikės lavinti mums atskirai. Tai smulkiosios motorikos yra be galo daug visokių pratimų internete. Jeigu jūs paguglinsit ar smulkioji motorika, ar fine motor skills, jūs tikrai atrasit. Tikrai nereikia pirkti kažkokių specialių žaidimų, kurie ten padeda. Aišku, juos galima pirkti, bet vaikams dažniausiai yra smagu žaisti su tais daiktais, kuriuos jie gali rasti artimoje aplinkoje. Ypatingai visi virtuvės rakandai, jiems yra be galo įdomus. Kada reikėtų sunerimti? Sunerimti reikėtų, jeigu vaikai išvis nevykdo jūsų žodinių prašymų. Pavyzdžiui, atneš kamuolį. Ir tas kamuolys, aišku, ne kitame kambaryje, kažkur toli, bet yra už metro. Gal galėtum paduoti mašiną? Tai jeigu jau vaikai tokių paprastų, elementarių prašymų nevykdo, jau reikėtų šiek tiek sunerimti. Jeigu nesidomi žaislais arba domisi tik vienu. Jeigu sunkiai sukaupia dėmesį veiklai iki 10 minučių. Tai taip kaip ir sakiau, ypatingai ten tame pirmaisiais metais, jeigu vaikas nesukaupia dėmesio iki 10 minučių, jau reikėtų gal pasikonsultuoti su specialistu. Jeigu netaria prasmingų žodžių, jeigu nėra, net nebando, jeigu kartoti, jeigu neparodo kūno dalių, jeigu mažai bendrauja mimikomis ar gestais ir jeigu visai nemėgdžioja nei vaikų, nei suaugusiųjų.
Toliau žygiuojame į 3 metus. 3 metuose vaikai labai noriai ir daug bendrauja. Tačiau vis dar yra daug gramatinių klaidų, ne visus garsus vaikai ištaria. Kalboje vyrauja veiksmažodžiai ir daiktavardžiai. Vaikai šio amžiaus tarpsnių jau randa daiktą pagal apibūdinimą. Pavyzdžiui, jeigu prašo, atnešk raudoną kamuolį. Ir vaikas atneša. Atnešk didelę mašiną. Ir vaikas suranda, nes mes neprašom jau kažkokios ten mašinos, o būtent prašom didelės mašinos. Tai jie jau geba puikiai tai padaryti. Jie pažįsta jau maždaug 2-3 spalvas. Ir šiuo būtent netoli 3 metų, apie 3 metus, vaikai labai daug pradeda norėti pasakyti. Tiesiog, kaip mes sakom, atsiriša ta kalba. Ir kadangi jie labai daug turi minčių ir labai daug nori pasakyti, atsiranda toks, gali atsirasti, ne visada atsiranda, gali atsirasti toks kaip ir pakartojimas žodžių ar skiemenų, kuris šiek tiek primena mikčiojimą, bet tai nėra mikčiojimas. Tai yra tiesiog todėl, kad jie turi labai daug minčių ir kalbos aparatas dar nėra pasiruošęs taip puikiai ir smegenys taip greitai nedirba, ieškant tų žodžių, kurių jiems reikia. Tai todėl gali pasakoti ir paskui sustoti ir pradėti kartoti paskutinį žodį, kol dar atranda būtent tą sekantį žodį, kurio jiems reikia. Ir tada važiuoja toliau ir vėl iki sekančio karto, kol vėl kažkur užstringa ties tuo žodžiu, ar kažkur mintis labai nušoka. Ir šitaip jie daro tokias pauzes arba pakartojimus. Tai visas šitas toks pakartojimas turėtų išnykti per maždaug 1 metus. Toliau, ką galėtumėte jūs padaryti, kad jūsų vaikų kalba lavintųsi greičiau? Tai lygiai taip pat reikia lavinti tą patį girdimąjį suvokimą. Bet dabar jau jūs turėtumėt duoti paklausyti tam tikrą garsą. Ir kad vaikas įvardintų, ar gyvūnas skleidžiamą garsą, ir kad vaikas pasakytų būtent koks ten tas gyvūnas ar daiktas skleidžia šitą garsą. Taip pat nepamiršti jau ir kitų kūno dalių, kaip pavyzdžiui alkūnė, kelias, delnas, pėda, pečiai, klubai, veido dalių, kaip žandai, smakras, nes dažnai vaikai sako, kad čia barzda, antakiai, blakstienos, tiesiog plėsti jau tą mūsų vaikų žodyną. Taip pat kalbėdami apie gyvūnus jau reikėtų akcentuoti, kad gyvūnai nevalgo, o ėda, kad katės negeria, o laka, kad paukščiai straksi, kad jie skraido, lesa, tiesiog susikoncentruoti į tą vaikų žodyną. Taip pat akcentuokite formas, spalvas, dydžius ir panašiai. Be galo svarbi ir smulki motorika, tik dabar jau reikia duoti šiek tiek sudėtingesnės užduotis, pavyzdžiui, verti sagas ar karoliukus ant virvutės, galima duoti šaukštų pernešti skysčius arba birius produktus, tokius kaip cukrus, miltai, iš vieno indo į kitą, galima dėlioti 2 dalių dėlionės, žaisti mozaikomis, dupla konstruktorius yra be galo šaunus reikalas šito amžiaus vaikams. Taip pat galite žaisti įvairius žaidimus, kurie lavintų liežuvio ir burnos ir lūpų raumenis. Tai čia aš įdėjau tokias nuotraukas savo darytas, juokingi pratimukai su valgomais šiaudeliais, galima daryti ir su paprastais šiaudeliais. Jie iš pažiūros atrodo labai lengvi, bet žinokit, net ir suaugusiems ne visada pavyksta padaryti iš pirmo karto. Tai va, juos galite žaisti vėlgi kaip stalo žaidimą, tiesiog pasitelkite fantaziją, kaip jūs ten pateiksite jiems, kad būtų įdomiau. Dar yra be galo svarbus kalbinis kvėpavimas. Kas tai yra? Tai yra oro kiekis, kurį mes įkvėpiam ir kurio užtenka mums pasakyti tam tikram sakiniui ar net keliems sakiniam. Mes neįkvėpiam po kiekvieno žodžio. Labas, rytas, vaikai. Tai lygiai taip pat, kad ir vaikai šitaip nekvėpuotų, mes turim lavinti šitą kalbinį kvėpavimą. Kaip mes galime padaryti? Pavyzdžiui, galite žaisti žaidimą, kas ilgiau pamūks kaip karvė. Susėdat ratu, na ir pradedat. Įkvėpiam oro ir visi mūkiam dabar. Mū. Ir kad kuo ilgiau tas mūsų tęstusi. Galima burksti kaip mašinos, galima prunkšti kaip arkliai ir be galo visokių kitokių įdomių žaidimų, kokių tik sugalvosite. Taip pat galima tęsti garsą.
bet kad tą garsą būtų įdomiau tarti ir tęsti, aišku, galima naudoti kažkokią tai žaislą, lėktuvą arba mašiną, na ir važiuoja mašina, arba lėktuvas, pavyzdžiui, kyla lėktuvas iš apačios į viršų, kylam lėktuvu ir tada ir mūsų balsas turi kilti aukštyn, pavyzdžiui, ir kažkur jis ten pakyla, arba leidžiasi žemyn lygiai taip pat, visus balsius galite banguotai tarti, kad tiesiog, kad vaikai mokytųsi valdyti savo balsą. Uoj, įleidau vėl kažką ir nušoko. Kada reikėtų sunerimti? Tai jeigu aplinkiniai nesupranta jūsų vaiko, o jam jau yra 3 metai ant nosies. Jeigu kalba tik pavieniais žodžiais arba tik savo kalba, jeigu nenaudoja arba labai mažai naudoja veiksmažodžių ir neparodo prašomų daiktų, taip kaip sakiau anksčiau, kad parodyk, kur kamuolys, ir tada vaikas turi parodyti. Šokam į 4 metus. Šis, žinokit, amžiaus tarpsnis yra labai smagus. Todėl, kad vaikai jau pradeda pasakoti, aišku, tie pasakojimai tikrai dar nebus nuoseklūs, bus tam tikrų minčių šuolių. Atsiprašau, labai prašyčiau nulipti, ačiū. Tai va, ir tada jau šiuo amžiaus tarpsniu vaikai ištaria sunkiuosius garsus. Tie sunkieji garsai tai yra P, B, T, G, K, nes juos tariant iš tikrųjų mūsų liežuvis ir lūpos turi atsistoti į tam tikrą vietą ir juos netaip lengva ištarti, dėl to, kad dar reikia ir pakelti liežuvio galą, būtent ne priekį, o patį galą, tą šaknį. Tai juos būna tikrai sunku ištarti, bet jau iki 4 metų vaikai tikrai turi tai daryti. Pradeda vaikai naudoti 3 ir 4 skiemenų žodžius. Mašina, lėktuvėlis ir dar visokių kitokių, kokių jie ten tik tais gali. Ir šiuo amžiaus tarpsniu jau vaikai turi rasti daiktą pagal 2 nusakytus mūsų požymius. Pavyzdžiui, atnešk didelį raudoną kamuolį. Arba atnešk, nežinau ką, savo šaukštą. Čia bus ir savo, ir šaukštas. Tai jau vėl 2 tokie dalykai. Ką gali tėvai daryti šiuo metu? Šiuo laikotarpiu iš tikrųjų reikėtų skirti didelę dalį savarankiškumui, nes šiuo periodu, žinote, 3 metų amžiaus krizė, aš pats viską, tai galite įtraukti į namų ruošą. Pavyzdžiui, labai smagi veikla yra kepti sausainius, minkyti tešlą, kočioti, dirbs ir rankos, ir jūs pasakosit nuosekliai, ką mes darom, plėsis ir žodynas. Galite verti vaisių derinėlius, kuriuos labai smagu bus paskui valgyti priešpiečiams ar pavakariams. Jeigu siurbėte kambarį ir vaikas atbėga, mama, ar galiu tau padėti? Žinoma, kodėlgi ne, tegul dirba, tada automatiškai jo ir raumenis, ir lygsvara lavės. Jeigu geria arbatą ir išpylė ant stalo, jis tikrai puikiai gali pats pabandyti nuvalyti. Taip pat labai svarbu taisyti vaiko kalbą. Jeigu išgirstate, kad kažką pasako neteisingai, tai reikėtų pataisyti. Pavyzdžiui, jeigu šiandien yra šeštadienis, šiandien sekmadienis ir vaikas sako, vakar aš ėjau į draugo gimtadienį ir jūs sakot, taip, rytoj mes eisim į tavo draugo gimtadienį. Dar galite duoti žaisti su Lego, su dėlionėmis. Taip pat svarbu lavinti tą smulkę motoriką, kaip ir prieš tai buvusiam amžiaus tarpsnyje. Kada reikėtų sunerimti? Jeigu artėja 4 metai ir vaikas nekalba sakiniais, nevartoja įvardžių, nesako, aš noriu sausainio, o sako, Kristina nori sausainio. Jeigu nevykdo 2-3 dalių instrukcijų, neskiria spalvų ir nežaidžia su kitais vaikais. Ką reiškia nežaidžia? Tai reiškia, kad jis net neina artyn prie tų vaikų ir gal jis ten ir savo tą žaidimą žaistų, bet svarbu, kad jis eitų arčiau prie kitų. 5 metai. 5 metai tai yra kūrybos etapas. Pats kūrybiškiausias, pats smagiausias laikas, kai vaikai pradeda kurti visokias juokingas istorijas. Aišku, dar ten truputėlį gali būti tokių netikslumų, minčių šuolių kažkokių, bet jau daug mažiau negu prieš tai buvusiam amžiaus tarpsnyje. Ir šiuo metu jau vaikai taria visus garsus išskyrus R, Z ir Dž. Taip, ką jūs galite padaryti?
Taip pat, kaip ir anksčiau, lavinti girdimąjį suvokimą. Pavyzdžiui, pasakote žodį kėdė ir paprašyti išgirsti, koks yra pirmas garsas šito žodžio, koks yra paskutinis garsas. Galite žaisti žaidimą, kas išvardins kuo daugiau žodžių prasidedančių raidę A. Galite žaisti kitą žaidimą, pavyzdžiui, iš antro garso. Jeigu aš pasakau kava, tai vaikas turi pasakyti žodį, kuris prasideda raidė A, nes tai yra antras garsas. Tada aš turiu pasakyti iš vaiko pasakyto antro. Ir toks yra be galo smagus žaidimas, kurį galite žaisti važiuodami mašina į darželį. Kurkite pasakas. Vienas pradeda sakinį, kitas baigia. Pavyzdžiui, aš sakau, kartą gyveno berniukas, kurio vardas, ir vaikas turi pratęsti. Gudrutis, ir vieną kartą gudrutis sugalvojo nueiti, ir tada jau aš tęsiu. Ir gali gautis labai tikrai smagios ir juokingos istorijos. Dar galite žaisti žaidimą, aš galvoju apie, pavyzdžiui, aš galvoju apie gyvūną. Ir vaikas turi pasakyti kokį nors gyvūną. Pavyzdžiui, sako, pelė. Aš sakau, teisingai, pelė yra gyvūnas, bet aš galvoju ne apie tą gyvūną. Aš galvoju apie gyvūną, kuris turi kailį. Ir tada vaikas sako, šuo. Aš sakau, šaunuolis, labai gerai, šuo yra gyvūnas, jis turi kailį, bet aš galvoju ne apie šitą gyvūną, aš galvoju apie gyvūną, kuris turi kailį ir kuris mėgsta pieną. Ir tada vaikai atspėja, kad tai yra katė. Jeigu neatspėja, aš dar duodu daugiau ir daugiau tų užuomenų, tiesiog, kad vaikai kuo greičiau atspėtų. Labai svarbios yra mįslės. Pavyzdžiui, kas šviečia dieną danguje? Saulė. Ir čia taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į priešingos reikšmės žodžius. Didelis, mažas, storas, plonas, aukštas, žemas, siauras, platus ir kitus. Kada reikėtų sunerimti, jeigu jau matot, kad artėja 5. gimtadienis, o vaikai nesupranta prielinksnių. Pavyzdžiui, jūs sakot, padėk puodelį ant lėkštutės. Ir jeigu vaikas padeda po lėkštutę, yra tikimybė, kad jūsų vaikas iš tikrųjų nesupranta, ką reiškia ant. Jis yra tik išmokęs tam tikras situacijas, kuriuose jūs prašote padėti tą daiktą kažkur. Jeigu netarė daugelio garsų, jos maišo tarpusavį, gramatiškai kalba yra netaisyklinga, tai reikėtų iš tikrųjų jau pasikonsultuoti su specialistu. Ir paskutinis raidos iš tikrųjų etapas, tai yra 5 metai, nuo 5 iki 6, tai čia jau vaikai deklamuoja eilėraščius, pasakoja pasakas, prikuria savo žodžių, puikiausiai geba apibūdinti savo išvaizdą ir artėjant 6 metam, būtent 6 metais, jau vaiko kalba yra tikrai aiški, jis ištaria visus kalbos garsus ir jo rišlioji kalba intensyviai lavėja. Ką jūs galite padaryti? Dar atsiprašau, supranta visus pajuokavimus, palyginimus, kurių gausu būna pasakose, tai jeigu jūs skaitote pasakas, jie jau iš karto būna susipažinę su tais palyginimais ir gali paskui ateityje pritaikyti visus šituos palyginimus savo būtent kalbai, ypatingai, kai jau reikės rašyti rašinėlius ar kažkokius aprašymus, tai tada vaikams būna daug geriau. Tai suėjus 6 metam vaiko kalba visiškai prilygsta suaugusiojo. Tai reiškia, kad jis kalba tokiais pat gražiais sakiniais, nebedaro gramatinių klaidų ir taria aiškiai visus žodžius. Ką galėtumėte padaryti? Labai svarbu atkreipti vaiko dėmesį į dydžius, kad daiktai būna didesni ir mažesni. Pavyzdžiui, mašina yra mažesnė už namą. Bet svarbu akcentuoti, kad tas pats daiktas negali būti visą laiką mažesnis arba visą laiką didesnis. Pavyzdžiui, apelsinas yra didesnis už slyvą, bet yra mažesnis už arbūzą. Aišku, šitokius palyginimus geriausia pradėti nuo tų daiktų, kuriuos jūs turite artimoje aplinkoje ir kad jie būtent matytų. Ir vaikai nemokės nuosekliai pasakoti, jeigu jūs to nemokysite. Tai pavyzdžiui, jeigu grįžta vaikas iš darželio ir jūs klausite, tai kaip to šiandien sekėsi, jis pasakys, ką tu šiandien veikiai ir pasakys žaidžiau. Tai labai trūksta informacijos, tai ką jūs galėtumėte daryti? Jūs galėtumėte klausti, tai ką tu šiandien valgiai pusryčiams darželyje? Pasakys košę. O kas buvo po pusryčių? Po pusryčių mes turėjom pamokėlę. O kokia buvo pamokėlė, ko jūs mokėtės? O kas buvo po pamokėlės? Kai jūs šitaip dažnai klausinėsite vaiką nuoseklių klausimų, jis išmoks, kad man yra svarbu papasakoti visus šituos įvykius, visus nuosekliai. Tai šitaip jūs labai padėsite vaikams būtent
tai rišliai kalbai. Ir yra be galo svarbu akies rankos koordinacija, kad turim mokyti vaiką, kad būtų iš kairės į dešinę ir iš viršaus į apačią. Tai labai padeda skaitimo ir rašymo įgūdžiams ateityje. Kada reikėtų sunerimti? Jeigu 5-mečiai netarė ŠŽČ, 6-mečiai, jeigu netarė RZŽ, jeigu painioja tarpusavį skambančius panašiai garsus, jeigu skurdus žodynas, jeigu daro kažkokias dar klaidas gramatinės, ir jeigu nėra pasakojimo, arba tas pasakojimas tikrai dar yra su didelėm spragom, su dideliais minčių šuoliais. Ir svarbiausia, iš tikrųjų, nuolat akcentuokite savo vaikams, kad jūs visada rasite laiko jiems išklausyti ir būtinai juos išklausykite. Tai kadangi mūsų laikas jau matau visai bėga į pabaigą, tai jeigu jau visiškai pasibaigs ir jūs turėsite kažkokių klausimų, tai prisijungite.